10 užduotis, galima sakyti, vėl tokia praktinio pobūdžio, tai šeima planuoja buto remontą ir mums duotas kambario, kuris bus išklijuotas, tai yra, kurios sienas mes išklijuosime tapetais ir buvo duotos būtent to kambario grindų duotas buvo perimetras, taip pat kambario aukštis, tai yra sienų aukštis. Ir buvo taip pat duota lentelė, kurioje buvo pateikta tokie duomenys, reiškia pagal atitinkamai, koks yra grindų perimetras, koks yra kambario aukštis. Pagal tai mes, reiškia, nustatome, kiek mums reikės rulonų būtent sienai išklijuoti tapetais. Tai 10 užduoties pirma dalis prašė būtent rasti, kiek tų rulonų tapetų reikės nusipirkti šeimai pagal būtent šios lentelės duomenis. Tai ką mums reikėjo tiesiog išsiaiškinti, kad tai yra pagal sąlygos duomenis. Mums reikėjo susigauti, kad čia mes turime išsirinkti, kai grindų perimetras yra 12, reiškia iš viso šito sąrašo ilgių. Taip pat mums reikėjo atkreipti dėmesį, kad mums reikalingas ne pirmas stulpelis, kuriame yra kambario aukštis, o antrasis, nes kambario aukštis yra 2,5 metrai, tai 2,5 yra šimtame intervale tarp 2,4 ir 3,05. Dėl to mes gauname, kad mums bus reikalingi 8 rulonai. Antroji dalis buvo tokia, jog mums reikėjo išsiaiškinti, kokia gali būti tapetų rulonų kaina, kai žinome, kad šeimai, reiškia, nusipirkus tą reikiamą kiekį rulonų, jie sumokėjo ne mažesnė kaip 115 eurų sumą ir ne didesnė kaip 135 eurų sumą. Tai tokiu atveju mes, žinodami, kad reikia 8 rulonų ir pažymėję vieno rulono kainą x eurų, gauname, kad viso už rulonų sumokėsime 8x eurų ir 8x turi būti tarp 115 ir 135. Ir taip pat gali būti lygų, nes pasakyta ne mažesnė ir ne didesnė. Tai gauname štai tokią nelygybę, ją padalijame iš 8 ir išsiaiškiname, tarp kokių reikšmių yra x. Tai 115 padaliname iš 8 ir 135 iš 8 ir gauname tokias reikšmes, o kadangi x gali įgyti tik tai sveikas reikšmes, tai x yra tarp 15 ir 16. Tai galimos x reikšmės yra 15 ir 16. 10.3. Taigi reikėjo nustatyti, kokių matmenų fototapetą turėtų pasirinkti šeima. Tai tiesiog reikėjo tiksliau šituos skaičius reikėjo pasiversti į centimetrus, kad būtų lengviau atsirinkti. Tai gauname, kad čia yra 350 cm, o čia yra 250. Tai yra, būtent jeigu užsirašyti taip, tai gaunasi 350. Čia toks simbolis reiškia kart 250. Čia dar galėjau aš parašyti centimetrai. Ir tokiu atveju matome, kad šitas netinka, nes 368 yra daugiau už 350 ir aišku, čia yra daugiau, nes bus per didelis fototapetas, B dalis netinka taip pat, nes ir čia gaunasi daugiau. Čia mažiau, bet čia užtat gaunasi 368 daugiau už 350. C dalis netinka dėl to, nes 254 yra daugiau už 250. Ir tinka mums tik tai D, nes tiek 184 yra mažiau už 350 ir čia yra mažiau. Tai gauname, kad mums tinka D variantas. Na ir
paskutinė dalis ketvirto uždavinio, tai yra 10 uždavinio. Ketvirta dalis buvo tokia, jog mums reikėjo išsiaiškinti kelių procentų nuolaidą šeimai pasiūlė parduotuvė. Tai mes žinome, kokia buvo pradinė kaina ir kokia sumažinta kaina ir būtent tą nuolaidos dydį mums reikėjo išsiaiškinti. Tai kaip mes tai turime padaryti? Tai pirmiausiai mes turime išsiaiškinti, koks yra nuolaidos dydis būtent eurais. Tai tiesiog iš pradinės kainos atimame galutinę kainą, gauname 53,7 eurų ir tuomet mums reikia išsiaiškinti šitą nuolaidą, kurią dalį sudaro pradinės sumos. Tai gauname 0,3, o 0,3 procentais bus 30 procentų. Vadinasi, būtent 30 procentų nuolaida ir buvo suteikta perkant šitą fototapetą.